dirbom prieš tai vogdavo šiukšlių dėžės, špižinės. Dabar ant 2 mėnesių čia pastatė dirbti. Tos griovelius vandens nubėgėjimo nuotekas valom. Šiukšlės, grūtelių daug trūksta, nes kadangi jos ant špižiaus vagė. Dabar kaip kamerų yra daug pastatyta, tai jau Laisvės alėja pagrindė visur gerai, bet čia prie Soboro daugumoje kraštuose nėra. Mes dienos metu niekas neneša jūs, čia tik nakties metu kas nors. A kitaip tai. Čia tik ant metalo, kas nedirba, žinot. Anksčiau tai tos dangčius irgi nuo šulinių vogdavo, bet dabar kameras, supirkimo punktai dabar jos nesuperka grinus, tai jos turbūt laužo, grūtelis irgi sulaužo ir priduoda ant metalo.